Tinkai IP18, tai 1, tai 2. Kuo ypatingi šie produktai ir kur kiekvienu atveju, kuris naudojamas? Šie produktai cemento pagrindu egzistuoja rinkoje keli tinkų variantai, tai sakysim gipsiniai, cementiniai, kalkiniai, tai šitie ir cementiniai kalkiniai tinkai. IP18 galima dirbti tiek mechaniniu būdu, tiek rankiniu būdu, o T1, T2 yra skirti darbui rankiniu būdu ir jie, sakysim, skiriasi šitie du dar savo sluoksnio storiu, tai T1 yra plonas sluoksnis tinkas, o iki ten 6 mm sluoksnio storis ganėtinai tokiam glotniem paviršiam prasitinkuoti arba užsitrinti, sakysim, šiurkščius paviršius, o T2 toks ganėtinai storos sluoksnis, tvirtas, iki kelių centimetrų galima tinkuoti vienu sluoksnio storiu. O IP18 tai mūsų populiariausias mašininis cementinis tinkas. Universaliausias turbūt produktas pagal savo savybės ir pagal panaudojimą. Tai jį galima naudoti ir lauke, ir viduj, ir drėgnose patalpose, ir nešildomose patalpose, ir laiptinėse, ir gyvenamose svetainėse, kambariuose, voniuose. Jis neturi, sakysim, taip kažkokių tai ypatingų apribojimo pagal panaudojimą, tiesiog, kad būtų užnešimui skirti mineraliniai pagrindai, tai ten sienos, blokų, mūro, ten ar panašiai. Šiaip papildysiu kolegą dėl T1 ir T2. Tai pardavėjai, pavyzdžiui, labai paprasta, ar klientais. T2 2 mm frakcija iki 2 cm, T1 1 mm frakcija iki 1 cm sluoksnis storis. Labai paprasta. IP18 čia kilęs produktas daugiau iš vokiečių, tai netgi ir pavadinimas toks truputį skiriasi. Tai bet jeigu lyginant su T2, tai jis universalesnis, nes šiek tiek minkštesnis, einant minkštesnių paviršių, tarkim, vidaus darbam. T2 einant stipresnių paviršių, išoriai ant cokoliuko, kur reikia kietesnio, stipresnio tinko. Šiaip aš labai dažnai gaunu klausimą, ne aš gaunu, bet vadybininkai mano gauna, ir jie vienaip galvoja, aš kitaip galvoju. Yra elementari situacija, būna dažniausiai pasimūrina iš silikatinių plytų tvorą lauke ir kuo ją nutinkuoti? Jeigu iš silikatinių plytų, tai sakykim T2. Siūlyčiau geriau. O po to ant viršos ką padaryti? Galima ten dažyti iš karto ar Šiaip jeigu tinka tas paviršius, toks grubokas, kirmelytėm užtrintas, galima iš karto dažyti, ten jokių bėdų. O jeigu nori, tai galima tada vėlgi prasiglaistyti, dekoratyvinį tinką dėti ir panašiai. Čia jau priklauso nuo to, ką norim turėti ir kokį vaizdą. Bet tai 2 mes galim, o pažiūrėjau, ant tai 2 galim tai 1 dėti, ar čia... Galima ant T2, T1 galima, ant T1, T2 negalima. Bet ir iš karto dažyti galima ir laikys tas dalykas. Taip. Kaip, ne iš karto ten, sakykime, reikia, kad išdžiūtų pilnai, maždaug ten apie mėnesį susirištų visos ryšančios medžiagos, tada dažoma. O dažyti kokiais dažais? Silikatiniais, kokiais tik norit, silikatiniais, silikoniniais. O IP18 galima dėti ant tų tvoros ar ne? Galima, jisai ten toks truputį minkštesnis. Taip, laikys. Metus. Ne, manau, kad iki mano pensijos ir daugiau. Tai kai renginėja tvorą, visada reikia įsivaizduoti, kad ta tvora tai yra kaip ir namo siena. Nuo pagrindo turi būti atskirta hidroizoliacija įrengta horizontaliai ir jeigu yra kažkokia tvoros siena ar tvoros stulpai, jie taip pat turėtų būti apsaugoti su stogeliu arba su apskardinimu. Tada jūsų tinkas dažai viskas laikys puikiai. Jeigu nėra horizontalios hidroizoliacijos atskirta nuo pagrindo ir neturim kažkokio stogelio, stulpų apsaugos arba sienelės apsaugos, tai tada niekas nelaikys. Atšoks viskas. Taip, ir druskas lenda, baltuoja, nes žemės geria tą drėgmę, pastovi šlapia ir
aišku, tinkas ir tos pačios silikatinės plytos dirba maksimalių režimų, maksimalią apkrovą, viena žodžiu, šaudosi, šildosi. Ir su visom druskom, tai jo, tas tiesiog trumpina gyvavimo terminą.